Praėjusį sekmadienį Vilniuje pasibaigusiame Europos jaunių čempionate dominavo Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas, kuris buvo pripažintas naudingiausių čempionato žaidėjų. Lietuvos Ryto klubo centras senojo žemyno pirmenybėse vidutiniškai pelnydavo po beveik 20 taškų, atkovodavo 13 kamuolių ir blokuodavo beveik po 3 varžovų metimus. Po tokio įspūdingo krepšininko pasirodymo pasigirdo kalbų, esą Valančiūnas jau galėtų rungtyniauti šalies vyrų rinktinėje, kuri rengiasi Turkijoje vyksiančiam pasaulio čempionatui. Nacionalinės komandos strategas Kęstutis Kemzūra teigia, jog Jonas yra labai talentingas žaidėjas ir ateityje jo laukia puikiai karjera. Tačiau šiais metais jis buvo svarbesnis Europos čempionų titulą iškovojusiems jauniams, o ne vyrų rinktiniai. Jonas yra įtrauktas į išplėstinį sąrašą, jis yra 24 žmonių sąraše. Bet ir be abejonės tai yra ko gero ryškiausias jaunas talentas. Ir jis man labai patinka ir aš manau, kad tai yra krepšinio ateitis. Bet jam reikia nueiti dar ilgą kelią. Jisai pakankamai jaunas. Labai norėtųsi, kad jisai stovėtų tvirtai ant žemės, tiesioginė ir perkeltinė prasme. Kad jisai kaip pasakyti, išnaudotų tą savo talentą, o neprarastų kažkur. Iš kitos pusės, supraskite, jisai buvo pagrindinis, jisai žaidė po kiek minučių? 35 turbūt, ar ne? Įtraukti ir sakysim, būkime atviri ir įtraukti čia ir kad jis treniruotųsi ir kad 18-mečiai nebūtų laimėję, be jo greičiausiai nebūtų laimėję to aukso, nebūtų buvę teisingai. O po šito čempionato jam bus labai sunku, nors jis ir talentingas, bet aš manau, kad jis dar ir fizinės jėgos ir tas, ir kaip pasakyti, ir tas daug dvasinių jėgų kainavo jam šitam čempionate. Aš manau, kad ateityje taip jisai bus pagrindiniai, be jokios abejonės.